Taip, tai gerai, tada pristatysiu dabar mokymų planą. Tai pristatysiu trumpai Ekoagros įstaigą, kurią mes atstovaujam. Taip pat bus pristatyta ekologinės gamybos veikla Lietuvoje, maždaug rezultatai kokie yra, kokie tada bus pristatyta, Rasa pristatys apie ekologiškų galvijų, avių, ožkų ir arklių auginimo reikalavimus. Esame išanalizavę dažniausiai pasitaikančius netitikimus auginant minimus gyvūnus ir tuos netitikimus taip pat pristatysim, siekiant kad tų netitikimų galėtumėte išvengti savo veikloje. Ir pabaigoje bus atsakymai į klausimus. Taip, tada dabar apie Ekoagros. Tai gal nėra visiems žinoma, tai Ekoagros yra vienintelė įstaiga Lietuvoje, kuris sertifikuoja ekologinę gamybą, tai yra žemės ūkį, ir šias funkcijas Ekoagros paveldė Žemės ūkio ministro įsakymu ir Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu atlikti kontrolę ir sertifikavimą žemės ūkio srityje ekologinėje gamyboje. Mes veikiam nuo 1997 metų. Pagrindinės veiklos rytis yra, kaip minėjau, ekologinės gamybos sertifikavimas ir kontrolė. Taip pat dar vykdom sertifikavimą pagal privačius standartus. Tai yra Jungtinių Amerikos valstijų teisės aktus, atliekame patikras pagal BioSwiss, Demeter, Bioland, Naturland privačius standartus, taip pat vykdome sertifikavimą nacionalinės kokybės produktų auginimo. Taip, tada dar norėčiau visiems informuoti ir priminti, gal ne visi žino, kad mes nesam teisės aktų leidėjai ir mūsų pagrindinė yra funkcija tik tais tikrinti ir kontroliuoti, ar jūs ir kiti veiklos vykdytojai atitinkat tų teisės aktų reikalavimus, o teisės aktus, kaip žinot, leidžia Žemės ūkio ministerija ir yra kiti dar reglamentai, kuriuos leidžia Europos taryba, Europos parlamentas. Taip pat viena iš mūsų veiklų yra teikti informaciją, konsultuoti, tai yra tokia kaip ir švietėjiška veikla ir kuo mes šiandien ir užsiemame. Taip, tai sekančiai skaidrėje yra aprašyta, kad mes esame nepelno siekianti įstaiga, tai mūsų paslaugos yra mokamos ir mūsų produktas yra sertifikatas, ko pasiekoje už tą kontrolę reikia susimokėti patiem veiklos vykdytojam ir tie pinigėliai yra skirti ne kaip pelnas, o mums tik tai įsilaikyti veiklai. Taip pat noriu paminėti, kad mūsų darbo kokybę vertina, kaip ir jūs mes tikrinam, taip mus vertina Europos komisija, Žemės ūkio ministerijos auditai, nacionalinė mokėjimo agentūra, akreditacijos biuras ir išoriniai finansų audito įmonės. Mes viduje turim pasirengę įvairių vidinių dokumentų, kurie užtikrina mūsų darbo kokybę, efektyvumą, nešališkumą. Tuo mes remiamės ir pagal tai dirbame. Norėčiau pasidžiaugti Ekoagros klientų anoniminės pernai metų apklausos duomenimis, kurie rodo, kad kaip kontrolės institucija mūsų darbą labai gerai vertina 88% veiklos vykdytojų, tai yra apklaustųjų, o profesionalumą darbuotojų vertina labai gerai ir tas procentas yra maždaug 93%. Taip, tada dabar apžvelgsime ekologinės gamybos veiklą Lietuvoje. Tai čia šitoj lentelėje ir grafike matome ekologiškų plotų, yra stulpeliuose atvaizduojamas plotas su viršui parašytų skaičiuku ir ta kreivė išbraižyta, kuri ir kyla, kartai šiek tiek leidžiasi, atvaizduoja ūkininkų, tai yra veiklos vykdytojų skaičių. Tai mes kažkada pradėjom skaičiuoti ir nuo 2004 metų buvo 1178 veiklos vykdytojai, o plotas buvo beveik 43 tūkstančiai, tai va per daugiau kaip 20 metų
mes paaugome iki 291 tūkstančio sertifikuotų ploto hektarų, o veiklos vykdytojų skaičius yra beveik 3200. Ir rekordiniai skaičiai šiemet, ne šiemet tai yra pernai buvo, bet kiek dabar sulaukiam tokio susidomėjimo ir skambučių ir jau gaunam naujų veiklos vykdytojų anketų, tai tikimės, kad tas skaičius šiemet bus viršytas ir pagerintas. Taip, tada sekančioje skaidrėje yra apžvelgti galima detaliau jau 25, 24 ir 23 metų sertifikuotų ūkių skaičius ir plotas. Tai žvelgiant, lyginant su ankstesniais metais, 24, tai yra 25 metais sertifikuotų ūkių ir plotas ir skaičius pakilo 13,6, 13,7%. Tai yra ženklus padidėjimas. Iš visų šitų ūkių, kur minėjau, buvo 3182, tai gyvulininkystė užsiema 1402 ūkiai. Tai maždaug yra, nuo viso skaičius yra apie 44%. Tas procentas yra šiek tiek mažėjantis, nežymiai, nes 23 metais tas procentas buvo 45 bei 46, paskui jau beveik nesiekė 45, o dabar jau vargiai siekia 44. Tai gyvulininkystė šiek tiek menksta ir nėra tokia populiari ūkininkavimo kryptis. Taip, dabar, jeigu pasižiūrėti į pernai metų sertifikuotų plotų struktūrą, tai čia kažkokių pasikeitimų kardinalių lyginant tiek su pernykščiais ar dar ankstesniais metais nėra, kadangi tokia nusistovėjusi veiklos vykdytojų ūkininkavimo nepraktika, kaip čia pavadinti, populiariausia auginti yra daugiametės žolės, tai jos daugiausiai užima plotą, maždaug 43% nuo viso sertifikuoto ploto. Antroje vietoje yra varpiniai javai, 40% su trupučiu, tada yra trečia vieta užima ankštiniai javai, kas yra 7% su trupučiu, ir tada jau mažėja tenais visi pūdymai, daržovės, pluoštinės kanapės, sodai, aromatiniai, vaistažoliniai augalai. Tai dabar sekančioje skaidrėje dar pristatysiu konkrečiai su šios dienos temos susijusių gyvūnų, tai yra galvijų, avių, ožkų ir arklių sertifikuoti skaičiai. Palyginimas yra su 24 metais ir 25 metais, tai kaip matote, ženklus yra didėjimas iš mėsinės gyvulininkystės. Tai daug padaugėjo žindenių karvių, melžiamų karvių, pieninių ūkių šiek tiek padaugėjo, bet tas nėra ženklus skaičius labai. Ir pagrindinis didėjimas, tas, kur jau iš ūkių skaičiaus atėjo per mėsinę gyvulininkystę, galvininkystę. Taip, ir dabar jau mes pereisim prie konkrečių ekologiškų galvijų, avių, ožkų ir arklių auginimo reikalavimų, kuriuos jums detaliai pristatys tikrintoja Rasa. Ir kaip minėjau, tai klausimus galėsite gal žodžiu užduoti po pristatymo, bus tada lengviau juos atsakyti ir jums suteikti informaciją. Tai Rasite, tada tęsk. Labą dieną. Ačiū vadovui Tautvydui ir tęsime toliau pristatymą. Reikalavimus nustatantys teisės aktai. Nuo 2022 metų sausio 1 dienos Lietuvoje, kaip ir visoje ES, pradėtas taikyti Europos parlamento ir tarybos reglamentas numerį 2018 /848, kuriuo yra nustatomi ekologinės gamybos principai ir taisyklės, kuriomis reglamentuojama ekologinė gamyba, susijęs sertifikavimas ir nuorodų ekologinę gamybą naudojimas ženklinant ir reklamuojant produktus. Taip pat kontrolę reglamentuojančios taisyklės, papildančios reglamente 2017/625 nustatytas taisyklės. Dabartinė konsoliduota redakcija 2025 m. kovo 25 dienos. Europos komisija taip pat yra priėmusi reglamentuotus ir įgyvendinamuosius teisės aktus įgyvendinančius tam tikras šio reglamento nuostatas. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija parengė ekologinės gamybos taisykles, kuriuose apibrėžia tam tikrų reglamento nuostatų įgyvendinimą.
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2000 metų gruodžio 28 dienos įsakymas numeris 375 suvestinė redakcija nuo 2025 metų gegužės 1 dienos. Sertifikuojamų ir nesertifikuojamų gyvūnų laikymas. Valda gali būti padalijama į aiškiai ir veiksmingai atskirtus ekologinės gamybos perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio ir neekologiniai gamybai skirtus gamybos vienetus, jei neekologinės gamybos vienetuose ūkinių gyvūnų atveju auginami skirtingų rūšių gyvūnai. Tai reiškia, kad jūs galite auginti, pavyzdžiui, galvijus ir vištas. Vištos gali būti neekologinės arba avys gali būti neekologinės, tačiau jų laikymas turi būti atskirai ir tvartiniu, ir ganykliniu laikotarpiu. Tai reiškia, jeigu yra tvartas, bendra patalpa, tai tos vištos turi būti aklinai atskirtos. Tai yra ar mūro, ar medinė siena. Ir, pavyzdžiui, brezentas ar kokios paklodės ar maišai nėra aklina siena. Ir gamybos vienete negalite laikyti, auginti galvijų, ekologinių ir įprastinių. Ūkinių gyvūnų kilmė. Ekologiškai užauginti ūkiniai gyvūnai turi būti gimę ir užauginti ekologinės gamybos vienetuose. Veisiant ekologiškai auginamus gyvūnus taikomos šios nuostatos. Reprodukcijai naudojami natūralūs metodai, vis dėlto leidžiamas dirbtinis apvaisinimas. Reprodukcija neskatinama ir nestabdoma hormoniniais ar kitais panašų poveikį turinčiomis medžiagomis, išskyrus tos atvejus, kai atskiram gyvūnui taikoma veterinarinė terapija, kaip gydyti reprodukcinės ligas. Nenaudojamos kitos dirbtinės reprodukcijos formos, pavyzdžiui, klonavimas ir embrionų perkėlimas. Veislių parinkimas atitinka ekologinės gamybos principus, užtikrina aukštą gyvūnų gerovės lygį, padeda užkirsti kelią bet kokioms gyvūnų kančioms ir išvengti būtinybės juos luošinti. Reikalavimai ūkinių gyvūnų veisliai. Pasirinkdami veislės ar padermes, veiklos vykdytojai atsižvelgia į tai, kad pirmenybė būtų teikiama veislėms ar padermėms, pasižyminčiomis didelę genetinę įvairovę, į gyvūnų gebėjimą pristaikyti prie vietos sąlygų, jų veislinę vertę, ilgaamžiškumą, gyvybingumą ir atsparumą ligoms arba sveikatos problemoms, bet tuo pačiu nepakenčiant jų geroviai. Prašymai įsigyti neekologiškai užaugintus ūkinius gyvūnus. Neekologiškai užauginti gyvūnai gali būti įvesti į ekologinį gamybos vienetą, kai ekologiškų gyvūnų duomenų bazėje nėra ekologiškai užaugintų ūkinių gyvūnų. Veisimo tikslais neekologiškai auginti jaunikliai gali būti vesti į bandą ar pulką, kai banda arba pulkas formuojamos pirmą kartą. Jie turi būti auginami pagal ekologinės gamybos taisykles iš karto po nujungimo. Be to, tų gyvūnų įtraukimo į bandą ar pulką dieną taikomi šie apribojimai. Galvijai ir arklinių šeimų gyvūnai turi būti jaunesni nei 6 mėnesių, avys ir ožkos turi būti jaunesnės nei 60 dienų. Veisimo tikslais siekiant atnaujinti bandą ar pulką, į jį gali būti įvesti neekologiškai auginti suaugę patinai ir neekologiškai augintos palikuonių niekada neturėjusios patelės. Jie vėliau turi būti auginami pagal ekologinės gamybos taisykles, be to patelių skaičiui taikomi šie metiniai apribojimai. Gali būti įvesta nedaugiau kaip 10% suaugusių arklinių šeimos gyvūnų arba galvijų ir 20% suaugusių avių ar ožkų. Gamybos vienetų, kuriuose yra mažiau kaip 10 arklinių šeimos gyvūnų ar galvijų arba mažiau nei 5 avys ar ožkos atveju, toks atnaujinimas gali būti nedidesnis kaip 1 gyvūnas per metus. Aukščiau nurodyti procentiniai dydžiai gali būti padidinti iki 40% su sąlyga, kad kompetentinga institucija būtų patvirtinusi, kad yra patenkinta bet kuri iš toliau nurodytų sąlygų. Ūkis yra iš esmės plečiamas, viena veislė pakeista kita, pradėta nauja ūkinių gyvūnų auginimo veikla. Ir suaugusiais laikomi šio amžiaus ūkiniai gyvūnai. Arklinių šeimos gyvūnai 2 metų amžiaus, galvijai 12 mėnesių amžiaus, avys 7 mėnesių, ožkos 10 mėnesių.
Prašymai teikiami ir leidimai išduodami ekologiškai auginamų gyvūnų ir ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklių duomenų bazėje, kuri yra pasiekiama interneto adresu www.organiclivestock.lt. Tai prašymą pateikiame ir gauname ir tada įsigijame gyvūną, o ne po įsigijimo, nes jei bus paprašytas prašymas po įsigijimo, vis tiek bus taikyta neatitiktis. Jei ūkiniai gyvūnai gaunami iš neekologinės gamybos vienetų, atsižvelgiant į vietos aplinkybės, taikomos specialios priemonės, kaip antai kontroliniai patikrinimai ar karantino laikotarpiai. Karantino laikotarpis yra minimalus 3 savaitės iki 6 savaičių. Dažniausiai ūkininkai laiko įsigytą galvijus ar kitus gyvūnus atskiroje patalpoje. Ir jis yra taikomas vien dėl jūsų jau esamų gyvūnų saugumo, nes kadangi pasikeitus gyvenimo, laikymo, šėrimo ir streso veiksniams, gali atsirasti kai kurios ligos ar pasimatyti tos ligos, kurių jūs pirkimo metu nepastebėjote. Perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiai. Nustatyti šie perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiai ūkiniams gyvūnams, kurie buvo įvesti į ekologinės gamybos vienetą 12 mėnesių mėsiniams galvijams ir mėsiniams arklinių šeimos gyvūnams, bet kuriuo atveju netrumpiau kaip 3/4 jų gyvenimo trukmės. 6 mėnesiai avims, ožkoms ir pieno gamybai skirtiems gyvūnams. Ekoagros tinklapyje pateikiama perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio skaičiuoklė. Neekologiškai auginti ūkiniai gyvūnai iki perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio pabaigos nuo kitų ūkinių gyvūnų turi būti laikomi atskirai arba turi atpažįstami. Tai kaip žinome, atpažįstami yra individualiais numeriais identifikaciniais, kuriuos turi avys, ožkos ir galvijai. Arkliai turi mikroschemas, taip pat yra atpažįstami pagal spalvas ir kaktoje esančias žymas. O jeigu neina taip atpažinti, galima uždėti, pavyzdžiui, arkliui raištį ant galvos ar ant kojos arba kantarą. Bendrieji gyvūnų mitybos reikalavimai. Ūkiniai gyvūnai turi būti šeriami ekologiškai arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio pašarais, atitinkančiais gyvūnų mitybos reikalavimus skirtingais jo vystymosi etapais. Ūkinių gyvūnų pašarai turi būti gauti pirmiausiai žemės ūkio valdos, kurioje laikomi gyvūnai arba iš kitų to paties regiono valdų ekologinės gamybos arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio vienetų. Žemės ūkio valdose, kuriuose ekologiškai auginami ūkiniai gyvūnai, vidutiniškai iki 25% pašarų raciono gali sudaryti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio, antraisiais metais gauti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio pašarai. Ši procentinė dalis gali būti padidinta iki 100%, kai šie perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio pašarai yra gauti iš valdos, kurie yra laikomi ūkiniai gyvūnai. Iki 20% viso vidutinio pašarų, kuriais šeriami ūkiniai gyvūnai kiekio, gali sudaryti pašarai, gaunami gyvūnus ganant arba nuimant derlių savo ūkio daugiametėse ganyklose arba sklypuose, kuriuose auginami daugiamečiai pašarai arba baltyminiai augalai užsėtose pagal ekologinio valdymo reikalavimus pirmaisiais tų sklypų perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio metais, jeigu tie sklypai yra tos pačios valdos dalis. Nemažiau kaip 70% pašarų turi būti iš to paties ūkio, arba jei tai neįmanoma, arba tokio pašaro nėra, pagaminta bendradarbiaujant su kitais ekologinės gamybos laikotarpio gamybos vienetais ir pašarų veiklos vykdytojais, naudojančiais pašarus ir pašarinę žaliavą iš to paties regiono. Bent 60% sausosios medžiagos įeinančios į dienos racioną turi sudaryti rūpėjai pašarai, žali arba džiovinti pašarai arba silosas. Pieniniams gyvūnams ankstyvosios laktacijos metu šią procentinę dalį leidžiama sumažinti iki 50% neilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui. Gyvūnų mitybai leidžiami naudoti mineralinės kilmės pašarai, mikroelementai, vitaminai ar provitaminai yra natūralios kilmės, išskyrus tos atvejus, kai nėra galimybės gauti pakankamo kiekio ar kokybės tokios kilmės produktų ar medžiagų arba kaip pakaitalų nėra.
Žindomi ūkiniai gyvūnai šeriami pageidautina motinos pieno minimalų laikotarpį po gimimo. Galvijams ir arklinių šeimos gyvūnams 90 dienų po gimimo, avims ir ožkoms 45 dienos po gimimo. Tuo laikotarpiu turi būti nenaudojami pieno pakaitalai, kurių sudėtyje yra chemiškai susintetintų arba augalinės kilmės sudedamųjų dalių. Draudžiama riboti šėrimą, nebent tam yra pagrįstų veterinarinių priežasčių. Ūkiniai gyvūnai negali būti laikomi tokiomis sąlygomis arba jiems skiriama tokia mityba, kuri gali sukelti anemiją. Penim bet kurioje auginimo stadijoje visada laikomas kiekvienai rūšiai įprastų mitybos modelių ir gyvūnų gerovės principų. Draudžiama šerti per prievartą. Veiklos vykdytojai privalo registruoti duomenis apie šėrimo tvarką ir atitinkamais atvejais ganymo laikotarpį. Visų pirma, jie registruoja pašarų pavadinimus, įskaitant duomenis apie naudojimų pašarų tipą, įvairių pašarinių žaliavų proporcijas pašaruose ir pašarų iš savo ūkio ar to paties regiono proporciją ir atitinkamais atvejais ganymo ganyklose laikotarpis, sezoninio gyvūnų pervarymo į ganyklas laikotarpis, kai taikomi apribojimai ir saugo patvirtinamuosius dokumentus. Ūkinių gyvūnų sveikatos priežiūra. Ligų profilaktika grindžiama auginimo valdymo praktika, aukštos kokybės pašarų, judėjimo, tinkamų gyvūnų laikymo tankiu ir pakankamomis bei tinkamomis higieniškomis laikymo sąlygomis. Liga gydoma nedelsiant, kad gyvūnas nesikankintų, kai netinka fitoterapiniai, homeopatiniai ir kiti produktai, jei būtina, laikantis griežtų sąlygų ir veterinarijos gydytojo atsakomybė gali būti naudojami chemiškai susintetinti alopatiniai veterinariniai vaistai, įskaitant antibiotikus. Visų pirma, nustatomi gydymo kurso apribojimai ir išlaukos. Išlauka, kuri prasideda paskutinį kartą davus gyvūnui chemiškai susintetintą alopatinį veterinarinį vaistą, įskaitant antibiotiką įprastomis naudojimo sąlygomis ir baigėsi ekologiškų maisto produktų gamyba, iš tokių gyvūnų turi būti dvigubai ilgesnė už išlauką nurodytą direktyvos ir turi būti netrumpesnė kaip 48 valandos. Tai yra, jeigu išlauka nėra nurodyta, tai mes vis tiek taikome išlauką 48 valandas. Leidžiama naudoti imunologinius veterinarinius vaistus, vakcinos yra imunologiniai veterinariniai vaistai ir reglamento 2 priedo 2 dalies 1.5.2.5 punktas jų naudojimo nereglamentuoja. Veiklos vykdytojai turi registruoti duomenis susijusius su bet kokiu taikytu gydymu, kur visų pirma turi būti nurodyti gydytų gyvūnų identifikavimo duomenis, gydymo data, diagnozė, dozavimas, gydyti naudoto produkto pavadinimas ir, kai taikoma veterinarinės priežiūros išrašytas receptas, taip pat išlauka taikyta prieš parduodant ir ženklinant gyvulininkystės produktus kaip ekologiškus. Ir už veterinarinio žurnalo pildymą yra atsakingas veiklos vykdytojas, ir jis turi domėtis ir susirašyti gydymus ir laikytis griežtai tos dvigubos išlaukos. Ūkinių gyvūnų laikymo sąlygos ir auginimo praktika. Auginimo praktika turi būti tokia, kad būtų tenkinami gyvūnų vystymosi fiziologiniai ir etologiniai poreikiai. Per visą gyvenimą, taip pat skerdimo metu, turi būti vengiama gyvūnų kančios, skausmo ir baimės ir tokią būseną patirti gyvūnas turi kuo mažiau. Visi su gyvūnų laikymu ir su jų priežiūra vežant ir skerdžiant susiję asmenys turi turėti reikalingų pagrindinių su gyvūnų sveikatos ir gerovės poreikiais susijusių žinių ir įgūdžių ir turi būti baigę tinkamus mokymus. Gyvūnų laikymo tankis lauko aikštelės turi būti toks, kad jiems būtų patogu, būtų paisoma jų gerovės ir tenkinami kiekvienos rūšies gyvūnos būdingi poreikiai ir visų pirma turi priklausyti nuo gyvūno rūšies, veislės ir amžiaus. Gyvūnų laikymo tankis pastatuose turi būti toks, kad jiems būtų patogu, būtų paisoma jų gerovės, tenkinanti kiekvienos rūšies gyvūnams būdingi poreikiai ir visų pirma turi priklausyti nuo gyvūno rūšies, veislės ir amžiaus. Bent pusę nustatyto mažiausių uždarų patalpų ir lauko aikštelių ploto sudaro kieta danga,
ne lentelės ar grotelės. Bet kurios rūšies ūkinių gyvūnų auginimui nenaudojami narvai, gardai ir jie nelaikomi prie be kraiko pakloto. Pastato izoliacija, šildymo ir vėdinimo sistemos turi būti tokios, kad būtų laikoma gyvūnų gerovės reikalavimus atitinkanti oro cirkuliacija, dulkių lygis, temperatūra, santykinė oro drėgmė ir dujų koncentracija. Į pastatą iš lauko turi patekti pakankamai oro ir šviesos. Gyvūnams reikalingo mažiausio lauko aikštelės ploto reikalavimai nurodyti komisijos įgyvendinimo reglamento 1 priede. Lentelėje pavaizduota uždaroje patalpoje, kiek reikia skirti ploto prieinamo gyvūnui ir lauko aikštelėse. Tai galvijų prieaugliui, mėsiniams galvijams ir veisliniams ir penimi arklinių šeimos gyvūnams plotas yra paskaičiuojamas pagal gyvą svorį. Pagal iki 100 kg, iki 200, iki 300 ir daugiau kaip 350. O pieninėms karvėms, buliams, avims, ožkoms yra jau nustatytas minimalus plotas. Tai pieninėms karvėms 6 kvadratiniai metrai uždaroj patalpoj, veisliniams buliams bent 10, avims 1,5, ėriukams 0,35. O lauko aikštelėje, išskyrus ganyklas, pieninėms karvėms bent 4,5 kvadratinio metro, veisliniams buliams 30, avims ir ožkoms 2,5, ėriukams, ožiukams 0,5 kvadratinio metro. Draudžiama rišti arba izoliuoti ūkinius gyvūnus, išskyrus atvejus, kai dėl pagrįstų veterinarinių priežasčių atskirus gyvūnus reikia pririšti arba izoliuoti ribotą laikotarpį. Izoliuoti ūkinius gyvūnus gali būti leidžiama ir tik ribotą laikotarpį, tik tuo atveju, jei kyla pavojus darbuotojų saugai ar dėl priežasčių susijusių su gyvūnų gerove. Kai dėl veterinarinių priežasčių veršeliai yra laikomi atskirai, jie turi būti laikomi ant tvirto pagrindo, grindų, su šiaudų kraiku, veršeliai turi galėti lengvai apsisukti ir patogiai visų ilgiu atsigulti. Taikoma išimtis ir galvijus leidžiama rišti ūkiuose, kuriuose yra laikoma nedaugiau kaip 50 suaugusių gyvūnų. Ir šitą skaičių 50 reikia išlaikyti visus kalendorinius metus. Jei neįmanoma galvijų laikyti grupėmis, atitinkančiomis jų elgesio reikalavimus, tačiau su sąlyga, kad ganymų laikotarpiu jie galėtų patekti į ganyklas, o tvartiniu laikotarpiu būtų išgenami į diendaržius bent 2 kartus per savaitę. Ir šitas išgenimas į diendaržius yra fiksuojamas ekologinio gamybos žurnalo 3 bei lentelėje. Ekologiškai auginamų ūkinių gyvūnų negalima laikyti aptvare, kurio dirvožemis labai drėgnas ar pelkėtas. Jeigu susidaro tokia situacija, jei tas aptvaras labai šlapias, nėra jokios augmenijos vasaros metu, jeigu yra poreikis gyvūnus taip laikyti, reikia pakeisti aptvaro vietą. Ūkinių gyvūnų ganymas. Ūkiniai gyvūnai turi nuolatos turėti galimybę ganytis diendaržiuose, kuriuose gyvūnai galėtų judėti, geriausia ganyklose, kai tai leidžia oro ir sezoninės sąlygos. Taip pat žemės būklė, skyrus atvejus, kai pagal sąjungos teisės aktus taikomi su žmonių ir gyvūnų sveikatos apsauga susiję apribojimai ir įpareigojimai. Jeigu gyvūnų nėra galimybės ganyti, tai mes ekologinio gamybos žurnalo 3A lentelėje pažymime, kurio laikotarpio jis nesigano ir įrašome priežastis, kodėl jis negali ganytis. Taip pat ganimas skaitosi, kai yra aptvare, ganykloje augmenijos, žemė neištirpta, nenuganyta, o jeigu kitu atveju, jeigu tame aptvare ganykloje yra nuganyta, nutrypta, nėra ką ėsti, tai toks aptvaras ar ganykla nėra skaitomas kaip gyvūnų ganymas. Ūkinių gyvūnų gerovė. Per visą gyvūnų gyvenimą, taip pat skerdimo metu, turi būti vengiama gyvūnų kančios, skausmo ir baimės, ir tokią būseną patirti gyvūnas turi kuo mažiau. Valymas ir dezinfekavimas. Gyvulininkystėje naudojamiems pastatams ar įrenginiams
valyti ir dezinfekuoti gali būti naudojami tik reglamento 2021 metų pasviras /1165 ketvirto priedo A dalyje išvardyti produktai. Veikliosios medžiagos, kurios negali būti naudojamos kaip biocidiniai produktai, yra išvardintos reglamento ketvirto priedo D dalyje. Pasitikrinti, ar priemonė yra biocidinė ir jei taip, jos veikliąsias medžiagas galite biocidinių produktų duomenų bazėje adresu biocidai.nvsc.lt. Dažniausiai pasitaikantis netitikimai auginant galvijus, avis, ožkas, arklius pagal ekologiniai gamybai keliamus reikalavimus. Veiklos vykdytojas be išankstinio leidimo įvedė neekologiškai užaugintus gyvūnus. Iš įprastinės gamybos ūkio į ekologinį veiklos vienetą įvesti galvijai negavus kontrolės institucijos leidimo. Prieš įsigyjant neekologiškai užaugintą gyvūną turi būti gaunamos kontrolės institucijos leidimas. Prašymai teikiami ir leidimai išduodami ekologiškai auginamų gyvūnų ir ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklių duomenų bazėje. Veisimo tikslai siekiant atnaujinti bandą ar pulką, į jį gali būti įvesti neekologiškai auginti suaugę patinai ir neekologiškai augintos palikuonių niekada neturėjusios patelės. Nesilaikoma bendrųjų ūkinių gyvūnų mitybos reikalavimų. Sertifikuojamų gyvūnų šėrimui panaudoti pirmų perimų prie ekologinės gamybos metų laikotarpio varpinių javų produkciją. Sertifikuojamų gyvūnų negalima šerti pirmų perimų prie ekologinės gamybos metų varpinių javų produkciją, išskyrus atvejus, kai visas veiklos vienetas yra pirmų perimų prie ekologinės gamybos laikotarpio. Žemės ūkio valdose, kuriuose ekologiškai auginami ūkiniai gyvūnai, iki 20% viso vidutinio, kuriais šeriami ūkiniai gyvūnai kiekio gali sudaryti pašarai, gaunami gyvūnus ganant arba nuimant derlių savo ūkio daugiametėse ganyklose arba sklypuose, kuriuose auginami daugiamečiai pašarai arba baltyminiai augalai, užsėtose pagal ekologinio valdymo reikalavimus pirmaisiais tų sklypų perimų prie ekologinės gamybos laikotarpio metais, jeigu tie sklypai yra tos pačios valdos dalis. Nesilaikoma ganymo reikalavimų. Sertifikuojami gyvūnai ganymo laikotarpiu laikomi tvarte. Ūkiniai gyvūnai turi nuolatos turėti galimybę ganytis diendaržiuose, kuriuose gyvūnai galėtų judėti, geriausia ganyklose, kai tai leidžia oro ir sezoninės sąlygos, taip pat žemės būklė, išskyrus atvejus, kai pagal sąjungos teisės aktus taikomi su žmonių ir gyvūnų sveikatos apsauga susiję apribojimai ir įpareigojimai. Sertifikuojamų gyvūnų negalima ganyti nesertifikuojamuose plotuose. Šių ir kitų mokymų įrašus galėsite rasti Ekoagros interneto svetainėje www.ekoagros.lt skiltyje šviečiamoji informacija ir medžiaga. Jei vėliau turėsite klausimų, juos galite pateikti svetainėje ekoagros.lt, užpildę formą klauskite arba atsiųskite e-paštu ekoagros@ekoagros.lt. Išsamus Ekoagros mokymų planas taip pat skelbiamas ekoagros.lt bei Facebook paskyroje facebook.com/ekoagros. Kviečiame jūs pasiekti šią mūsų paskyrą, taip pat joje yra nuorodos į mūsų naują YouTube kanalą Ekoagros Lietuva. Taip pat kviečiame ten apsilankyti ir pasiekti, nes ten bus keliami visi šių metų mokymų įrašai. Ačiū už jūsų dėmesį ir laukiame klausimų. Jo, tai ačiū Rasai, kaip matot apie neatitiktis, kaip pristatė, tai pagrindinės dvi tokios yra tikriausiai iš to nežinojimo, tik iš to jos išplaukė, nes leidimą įsigyti reikia iki perkant gyvūną, o šėrimas P1 varpiniais javais, tai irgi toks tikriausiai yra tik iš nežinojimo. Kas liečia dėl neganimo, kur mes nustatom, tai čia tikriausiai bus ūkininkų toks arba apsileidimas, arba tikėjimasis, kad kažko tikrintas nepamatys. Tai kaip jau Rasa sakė, esant tinkamam oro sąlygom, žemės būklei, gyvūnai turėtų ganytis ir ganyklose.
Tai tikimės, kad šitos dalykus užfiksavot, taip pat tie, kurie gal pirmą kartą klausot, sužinojot reikalavimus, kurie klauso ne pirmą kartą mūsų seminarus ir tokią maždaug temą, tai tuos reikalavimus gal akcentavot, pagilinot žinias. Taip, buvo vienas klausimas raštu, tai kaip yra ten numatyta reglamente apie pašarus, tai kad turėtų būti iš to paties regiono, tai yra tas pats regionas reglamentuojamas, dar nėra reglamentuojamas, bet šių metų ekologinės gamybos taisyklių pakeitimuose bus jis apibrėžtas ir tai bus visa Lietuva. O dabar gal kažkas turite klausimų žodžiu, tai kelkit ranką ir klauskite. Na, klausimų nėra, tikriausiai. Klausia. Klausiu. Taip, klausau jūsų. Kalbėkite atstovas iš Biofarm. Kažkas nepavyksta gal su technika. Taip, tada pasižiūrim, kas čia mums dar parašė. Jei gyvulių neturiu, bet sugalvočiau nusipirkti, tai kokio amžiaus juos galima pirkti. Tai jeigu jūs dar nepradėjot ekologinės gamybos veiklos, neteikėt mum dokumentų, kas susijęs su gyvūnų sertifikavimu, tai jūs galite susiformuoti bandą tokią, kokią norite ir iš bet kur. Jeigu jau jūs mums pateiktumėte dokumentus ir neturėtumėte gyvūnų ir tada jau turėtumėte įsimti leidimą ir tie gyvūnai turėtų būti įsigijami ne vyresni kaip 6 mėnesių amžiaus. Tai toks praktinis patarimas tikriausiai pirmą susiformuokit bandą ir tada ateikit pas mus, bus jums paprasčiau. Ūkininkauju senai ekologiškai. Tai taip, ekologiškai ūkininkauti jūs senai gal augalininkystė, o gyvulininkystė nepradėta, tai kol nepradėta, kaip minėjau, galite jūs pirkti gyvūnus iš kur norit ir formuoti bandą tokią, kokią jums patinka. Taip, daugiau klausimų gal kažkas turite? Kaip ir klausimų nėra, tai dar priminsiu, kad tas įrašas bus YouTube kanale, jūs galėsit pažiūrėti, pasikartoti, jeigu bus poreikis. Mūsų kontaktus irgi Rasa pristatė, kur yra Ekoagros tinklapį ir yra kiekvieno darbuotojo individualiai mobilūs telefonai, yra bendras telefonas, tai darbo metu skambinkit, klauskit ir mes visada stengiamės atsakyti ir pagelbėti interesantam, kad jie mažiau padarytų klaidų. Tai ačiū dar kartą, kad susirinkot ir geros likusios dienos ir savaitės tada. Iki. Gero.